Labas rytas, šiandien yra pirmadienis, dabar 9:30, mes jau ruošiamės į naują savaitę ir nusprendėme šį kartą jums parodyti, kaip pas mus vyksta gyvenimas, ar ne? Jo, šiandien biškai daugiau pamiegojom dėl to, kad vakar vėlai nuėjom miegoti. Jo, nežiūrėjom futbolą. Šiandien ryte gavau malko dėl to, kad nepriminiau, kad šiandien einam pas daktarį, reikia pasisioti į bunkutę. Taip ir prasidėjo visą rytą. Tai prasidėjo mūsų rytas, jo. Einam biškai pavalgyti, susiruošti, apsirengti ir važiuosim pas daktarą, nes mėnesiukai jau visą... Nes jau visą mėnesį nematė mūsų pilvuko gyventojo. Ir šiandien aš jau galiu išeiti į dekretą oficialiai. O, Bet dar neįsiu. Tai šiandien yra priežastis išgerti. Ja. Šiandien galėsim su tavim labai stiprios arbatos išgerti. Arba kavos. Arba kavos. Jo, už tai, kad tu galėjai į dekretą. Bet dar neišeidinėsi dėl to, kad... Noriu dar pasimokyti ir padirbti. Tai va, judam. Nu ką, tu pasiruošus? Pas mus jau liko 2-5 minutės iki daktaro. Važiuojam? Aha. Kad nepavėluot. Okay. Kokie šiandien planai pas mus? Nuvažiuot pas gydytoją, tada paruošti visas siuntas boso dienai. Okay. Kas dar? Reikia tos stiklainius kažkur tai atrasti, Kažkur. kad parduot. Eda uždirb 10 eurų, taip sakant. Kas dar? Reikia pavalgyti po to. Pavalgyt, ką dar? Neatsimenu jau. Ir aš. Tai žiūrėsim. Tai gerai, važiavame į mašiną. Einam, Mašiną? tai. Na, dėkis. O, puka, dėkis. Viskas gerai? Kelnes nekrenta? Viskas. Pirmas taškas. Ligoninė. Pas daktarą. Pažiūrėkite mano gražuolį skubančią. Mes kaip visada su tavim vėluojam. Normalu. Jeigu mes su tavim nevėluosim, tai čia nenormalu bus, ne? Mes pastovi mėgstam vėluot. Aš jau pavargau. Tu jau pavargai? Tai tik diena prasidėjo. Dar daug darbų šiandieną. Pažiūrėkit, koks outfitas parodė. Visi. Mes jau atvažiavom Kur? į Bekalą motinystės centrą. Jau. Kas? O aš pakabinsiu striukės. Davai, daug striukės. Čia va taip gražiai viskas atrodo. Toks lėlis. Reikia šiandien kraujo tyrimus priduoti. Ir pažiūrėsim, ką toliau gydytoja pasakys mums daryti. Mes šiandien jau 30 savaitę, tai galima ir į dekretą jau eiti. Bet pažiūrėsim, aš dar noriu šiek tiek padirbti ir pasimokyti. Tai žiūrėsim, kaip viskas bus. Viskas. Kita reikia? Dabar pamatavo man spaudimą. 105. Geras spaudimas. Jo. Buvo. Užpildėm užklausą. Užpildėm apklausą O, jau užklausą. dėl depresijos. Depresijos nėra. Ir, O kaip tai reikia? nes buvo žmonėm, depresija tai yra labai opi problema. Ne, tai kodėl neštumas? Taip. Moteriai? Taip. Tai rimtai. Nu, Ir tai tada aišku. tada vidurkį gali daryti? Ne, padėt, psichologo pagalba ir taip toliau. Taip. Taip. Aš nežinau. Jo, Bent kiek tai yra klausiau. labai svarbu. Ne, tai kad tai man kol kas yra neaktualu, nereiškia, kad kažkada nebus aktualu. Nu, Arba kažkam kitam neaktualu. gal kada nors atapsit. Su ketvirtu neštumu. Jo, Ak tu savo aš nežinau. nieks nežino. Bet čia geras dalykas. Taip, labai. Tai va, dabar laukiam gydytojos ir tada turėtų šiaip kraują dar paskirti. Jo, o tas tyrimas.
Koks tyrimas veikia? Nu, ten pildomas kažkoks. Šiaip Matau, neklausėt. taip. Tai sakėt šiandien? Geras. Įdomu labai. O ten 2 minučių ar tam, ne? Kiek laiko? 2 minučių, bet ten tipo širdį klauso, ne? Taip. Geras. Ir taip pat tas tipo širdukas geras. Ten širdį ir ten pagal širdį, pagal judesį. Aha. Čia kardiotokografija vadinasi. Pagal širdį, klauso širdies ritmo, bet šalia su judesiais yra arba deceleracija, arba akceleracija. Ir pagal tai žiūri, ar jis su judesiu gauna stresą ar negauna streso. Ir jinai turi tam tikrą kreivę, iki kurios žemumos arba aukštumos turi pakilti. Reikia skaidras atsidaryti, pasižiūrėti. Visada kažkas, aišku, gali būti ne apie sveikatą irgi. Jo, nes jeigu labai daug deceleracijų, nusileidimų, tai tada stresė yra vaikas. Nieko savo. Ten arba deguonis trūksta, arba dar kažkas. O tai dabar mažas visą laiką turi būti kalvoje apačias, deguonis ar ne? Dar 30 savaitę jis gali judėti. Gali galva viršui būti? Jo, bet jau geriau, kad apačioj būtų. Kad gulėtų. Bet dar gali keistis, dar vietos yra tikrai. Dar galiu taip judėti per dieną. Suktis. Taip ir juda. O vėliau jau nuo kokios 3-4 savaitės jau turi apačioj. Turi apačioj vietą, ne? O čia jo širdutė. Šimtai. Bet šiaip 2 minučių nereikia pagulėti. Tram. 15. Kuo daugiau, to geriau. Greičiau pradeda tas papiriukas lyst. Šilas. Gulim. O kada pirmiau pamatavo? Taip pat didį pilvą? O kodėl mes taip nematavome namie? Mes jau po apžiūros, taip sakant, mažylio. Tai viskas kol kas yra gerai. Paklausėm širdies tonus. Aš galvoju 20 viskas minučių bus. O kiek ten? 15? Gal 10 minučių pabuvom. Jo. Pasėmė kraujo. Jo, tada su gydytoja pasikalbėjom ir viskas, paskiriam kitą vizitą. Susitarėm dėl dekreto, kad vėliau šiek tiek pasiimsiu nei priklausoma. Tai mes lankomės pas gydytoją Viktoriją Navickienę, motinystės centre Antakalnio ligoninėje. Gydytoja yra... Gydytoja gera, labai konkreti, pasako viskas kaip yra iš tiesų. Į vatą nevinioja nieko. Jo. Mums labai patinka, tokio žmogaus reikia. Ja, kaip prato. Tu šitą radai nemokamus tos mokymus? Jo, ir per tuos Vilniaus nemokamus mokymus, ta nėščiųjų mokyklėlė, ar kaip jį vadinasi? Jo, VS Vilniaus. Vilnius sveikiau. Ten yra tokie mokymai, 2 ar 3 mėnesių online. Jeigu rasim, tai pridėsim aprašymę. Jo, tai čia yra mokymai tokie online vyksta, labai įdomiam temam iš tiesų nėštumo metu, tai tikrai galima pasiklausyti vakarais. Ten atsiunčia viską prisijungimus, mes klausėm, žiūrėjom. 3 gal buvom. Jo, labai įdomu buvo. Visai įdomu buvo, jo. Aišku, reikia visą laiką dalinti visą informaciją per 10, nes kalba apie viską. Ne, tai kiekvienas vis tiek pagal save turi žiūrėti. Nėra tokių dalykų, kurie yra pritaikomi visiems, ypač susijęs su nėštumu. Kiekvienas nėštumas yra skirtingas visai. Jo, bet... Reikia žiūrėti pagal save. Jo, bet ten pasako, žinai, ir komplikacija, ir tas, žinai, tipo visų. Jo, bet nereiškia, kad komplikacijos nereiškia, kad jos tau nutiks, taip sakant. Jo, tai aš sakau, kad reikia dalinti. Aišku, su pirmu vaiku visą laiką būna sunkiau, todėl kad organizmas pirmą kartą tai daro. Tai viskas užtrunka ir ilgiau, ir sunkiau šiek tiek. Dieve, kaip jis daužosi, aš negaliu. Gali nusiraminti, pafilmuoti negalim. Kaip išauklėt vaiką, sunelį ir pasakyti, kad moteriai negalima daužyti, ką? Aš dabar nustebęs esu iš tiesų. Reikės jam atatą padaryti, kad jis mamą daužė. Gerai, tai gal juda. O kai tu, pavyzdžiui, ten gulėjai, tai daug buvo judis, ar ne? Aš nejaučiau, nes man atrodė, kad jis visą laiką malasi ten. Ar rimtai? Taip pajuda, pastovi. Kiek tu kartą paspaudė gal? 5 gal. Rimtai 5 kartus paspaudė tik? Jo. Čia nemažai? Ką žinau, pasakė viskas gerai. Ar rimtai? Jo. O tą papiriuką mums nedavė, ne? Ne, tas papiriukas jiem lieka. Aš nufotkinau. Man tai įdomiausia yra, kai aš visą laiką žiūrėdavau tai iš šono, dabar man tai dar. Ja. Čia dar nesenai buvo, prieš 2 metus tu čia buvai. Ne, kokius prieš 4 metus aš čia buvau. Prieš 4? Jo, po 3 kurso, atrodo. Nu jo, čia tau viskas pažįstama, ne? Jo. Viskas pažįstama, viskas aišku ir, nu jo, čia tas geras. Nes man labai patinka šitą temą aplamai, labai įdomi yra. Tai įdomu patirti viską, pasižiūrėti, kaip
kaip pacientų jau. Tai ką, dabar važiuojam pavalgyti? Važiuojam pavalgyti. Mūsų Man busas. buvo bloga. Jo, Ten. norėjau vemt. Dėl to, kad buvo labai karšta, kai gulėjo matavo širdutę. Aha. Dar pirmą kartą, kai daro, tai... O kas jau? Baisu? Įdomu, tiesiog nežinau. Nugi tu matėjai tą? Taip, bet aš sakau, iš kitos pusės, kai būna, tai visai kitaip. Tai ir gimdymuose aš buvau, tai ką reiškia, man lengva bus pagimdyti. Taigi tu žinai, ką daryti. Taigi tu buvai, reiškia, žinai kaip? Čia ne taip veikia. Čia ne taip veikia? Ne. Leva, aš gimdymuose nebuvau. Tai ir nereikia. Aš neįsivaizduoju, kas bus gimdymuose iš tiesų. Nu, šitą kamerą 100% bus su mumis. 100%. Jeigu aš jas nesudaužysiu. Nu, nesudaužysiu, aš tau į ranką neduosiu. Ja, be šansų, aš tau į ranką neduosiu jos. Važiavam pavalgyti. Viskas. Tai kur mes važiavam? Panoramą? Jo, važiavam panoramą pavalgyti kažkur. Važiavam. Mes pavalgysim ir važiuosim į ofisą. See you. Ką, pavalgėmės? Dabar važiuojam į Cupą pasiimti keletą prekių. Ir važiuosim į ofisą dirbti. Pagaliau. Ten keletą valandų, aš manau, darbo. Ir toliau galbūt dar darbo atsiras. Ja. Taip? Sugalvosim kažką. Taip. Rodysime jums. Tai ką, mes jau ofise? Pradėjom ruošti darbus. Dar užsakymas. Ką sakė? Bedakės vėl. Pas mus per bosą dieną populiarės tokias žvakutės. Jeigu neuždegat, pridedate po 100 eurų prie algos bosui. Ir savo bosai irgi dovanasi. O atidarius, nėra daikties. Sorry. Katerina grįžo biškį man padidinėt, bet aš ją pasiėmiau. Kam aš šitą iškėsiu? Aš pasiėmiau ją tik pusiau etatui. 0,25. Todėl reikia 100. Dėl to ir filmuojasi. O taip, tai sunku dirbti, reikėjo supilvau. Nesunku? Nu, sunku, nežinau, kol kas nesunku. Na, bet yra vis tiek. Čia ne, tai kad skiriasi tai 100%. Čia ir kvapai gali pykinti, bet šiaip viską naudojam natūraliai. Ne, nuo kvapų tai ne, nebent aš prie nosis ten, nežinau, pirštus netyčia išmozoju ir tada nosį savo išmozoju ir tada mane pykina. Nes va čia kvapas stovi ir tada labai daug jo. Kai praeitą kartą aš negalėjau rasti, kur yra tas kvapas, o jis tiesiog išsimozojęs buvo. Čia vis tiek mūsų žvakės yra, taip sakant, natūralios, tai nėra čia ką pakenkt, ne? Jo, tai. Šiek tiek užsakymų turim. Vakar viską padarėm dar. Jo, vakar padarėm dalį darbo ir šiandien vėl dirbame. Norisi kuo greičiau, nes visiems kai visą laiką paskutinę minutę viską reikia. Tikiuosi, kad kalėdos bus geresnės, ta prasme, šito, kad visi ruoštis pradės iš anksto, ne kaip visada. Anksčiau, ne paskutinę minutę. Todėl, kad taip ir yra ir vat, su mūsų darbu, kaip jau... Sakyk, aš užpilsiu vaško, kad... 5 metus mes su žvakėm dirbam, tai yra tas, kad tu gali, nežinau, sėdėti ramiai, nėra darbo ir tada paskutinę minutę visiems viską reikia. Ir tada gali nors suplyšti į visas 4 pusės, bet tau reikia vat, viską padaryti per vieną naktį vos ne. Kaip per kalėdas dažniausiai būna, ne? Jo. Ten ruošiesi po truputėlį, viskas gerai ir tada ateina algas pas visus, žmonės pradeda pirkti ir tada bam, turi varyti. Todėl, kad nepriruoši iš anksto, nes pas mus yra personalizuota prekė. Gali kažkiek pasiruošti iš anksto, tačiau vis tiek tu neprisiruoši, neprigaminsi, nes nežinai, kokie tekstai yra. O kažkaip žvakė? Tai čia ta alga. O jo. Pakelsim. O tu neparašai, čia nieko nepažymėjai. O ką ten reikėjo pažymėti? Viską. Aš nežinau. Čia aš nepažymėjau, tu pažymėsiu. Žvakės gaminsim tiek, kiek galėsim gaminti, tikrai nesustosim. Tai gaminsim iki galo, koks skirtumas. Nesustosim, tikrai ir po gimdymo, ir iki gimdymo darysim, nes čia mūsų pagrindinis darbas, kaip minimum mano. Viskas bus gerai, visi žmonės dirba ir nieko tokio. Man Amerikoje iš vis nėra motinystės atostogų. Nu jo, pagimdėjai ir varai. 6 savaitės. Tai kas per tas 6 savaitės? Atsigauna. Jo. Realiai. Minimaliai. Padarysi office turą. Kaip manai, matosi, kad aš nešiu? Ne, nematai visiškai. O, aš matosi, kad tu nešis. Taip.
O, kaip saugu gyventi. Šiek tiek parodyti, kas čia pas mus darosi. Aišku, atsiprašau už betvarkį, iš karto matosi, kad moters nėra ofise, nes visur viskas išmėtyta. Darbo daug. Tai čia mūsų yra filmavimo zona, čia vandenukas stovi, reikia gerti. Filmavimo zona. O ką? Nes neišgirdau, kaip tas, kaip. Tai štai taip jinai atrodo. Tada čia mano vyrukas dirba. Kur tu ten? Čia, o šitas kaip jis. Darbinis kampas. Jo, darbinis kampas. Prie kompo, kur dirbam, viską darom. Kas? Minis sandėliukas. Ne, čia brakuotos prekės galima sakyti visas. Realiai. Ne tiek. Nu, beveik. Čia dar Nu popieris. gerai, popierius, bet šiaip dauguma brakuotų prekių čia guli. Gerai, Jo. einam toliau. Galiu padovanoti žąsį kam nors. Žąsį? Per video. Gerai, rašykit komentaruose, kad norit laimėti žąsį ir jis išsiųsim. O čia yra mūsų gamybos erdvė, čia irgi tai purvina, aš negaliu žiūrėti, mane tai nervuoja. Nu viskas čia gerai. Čia darbinis stalas, vaško aparatas. Viskas čia gerai, viskas tvarkoja, dėl to, kad čia yra dirbtuvė, nekreipkite dėmesį. Tai čia švaru, čia tiesiog viskas išmėtyta. Dėl to, kad čia yra gamybos tas. Ne. Taip. Su manim būna švariau. Ne. Ką, ne? Melas. Parodysiu jums vaško aparatą mūsų. Čia lydasi vaškas. Oi, bliomba, tu neklysi. Ir kamera. Beveik taip ir buvo. Nužudyčiau tą rimtai. Ką aš darėjau? Ten išsilydė vaškas? Ne, dar va, gabalai kokie guli. Viskas, einam dirbti toliau. Tai dabar, kol geriam kavą pas Jo, mus. stingsta žvakės, pas mus diskusija iškilo dėl vaikiškų prekių ir kaip pasiruošti vaikui aplamai. Taip, ir dabar pas mus tik yra iš tiesų Vežimėlis Ir ir trys. autokėdutė. ir 3 rubeliai. Ir 3 rubeliai. Bet ir rubeliai tokie, tipo kasdienai. Jo. Nėra ten išrašymai ar dar kažkam. Todėl, kad vis tiek... Yra išrašymai. Nu ne, nu taigi ten su trumpom rankovėm. Vis Jo. tiek reikia ir kombinzono, ir vokelio, ir taip toliau, ir kaip pirkt, kur pirkt, aš net nežinau. Pas mane Jo. akys tiesiog išsilaksto į visas pusės realiai. O galvoju, iš vis košė kažkokia. Dėl šitų prekių visų tai labai sunku, nes kaip pasiūlatai, kai labai didelė pasiūlata ir tada ir pasimeti, ko tau reikia, ką tau reikia, dar ten nežinau. Geriausias kainos kokybės santykis vis tiek visi ieško, taip pat ir mes. Jo. Nes nesinori per daug pinigų išleisti kažkam, kur vis tiek kartais atrodo ta pati prekė, pasižiūri, vienoj parduotuvėje tiek kainuoja, o kitoj 2 kartus brangiau kainuoja. Dar nemeluosim, vaikas kiek ten, kiekvienom prekė pasinaudoja kiek. 2-3 mėnesius, taip sakant. Duok Jeigu ten dievę, yra- drabužiai iš viso jie auga ten po 2 savaitės pradžioje. Nu, tai čia, ką čia apie ką čia kalbėti, čia keisti ir keisti reikia. Taip, taip, Pir, tai Mes kaip ir žinom, iš mūsų tokių pagrindinių, iš didesnių daiktų yra vežimėlis, ką mes turime, taip sakant, iš ligoninės kėdutę, kad pasiimt. Dar tau tik įdu, tai vežinėtų, tiesiog vežiodavo. Jo. Vaiką. Tada vystymo komodą, kur galima būtų ir jo daiktelius susidėti ir vystyti patogiai, taip sakant, su lenta. Ir lovytę. Ten jis miegos ar ne, neaišku, bet reikia ją turėti. Nes mes norim, kad pratintųsi miegoti iš karto. Pats Nu jo, vienas. jo. Tai iš karto galvojam tą mažesnę Next to Me pasiimt, kad prie mūsų jis būtų, o tada jau kaip augs šiek tiek Normaliai, į didesnę lovą perkelti. Nes vis tiek, kiek dabar skaitėm, kiek bendravom, kiek sakė žmonės, tai tipo visą laiką vaikas tas nori miegoti prie tavęs dėl to, kad vis tiek tas vaikas pilve buvo. Jo, ir jaučia ir Jis- kvapą, ir viską, ir iki pusės metų jam reikia to artumo. O tada iš tų tokių smulkmenų, viskas yra smulkmenos, taip sakant. Nei jos kainuoja ten labai daug, nei ką, tiesiog reikia pasiimti tą sąrašą normaliai ir važiuoti ir apsipirkti vieną kartą. Nes vis tiek, nu kas Bet- jam reikia? Drabužėlių jam reikia, tada merliukų tų visų. Jam nieko nereikia, tėvų Vystyt. reikia. Nu vis tiek, sušals be drabužio. Jis irgi dalyvauja diskusijai. Reikalingas Čiulptukas. čiuptukas ar ne? Taip. Aš irgi manau, kad taip. Lauti Mes viską. turim per šį mėnesį nusipirkti jau. Realiai Jo. mėnesį laiko aš man duodu. Nes mes gruodį turim būti pasiruošę. Taip sakant, gali pasirodyti mūsų pilvuko gyventojas. Aš labai pasimetus jaučiuosi. Viskas gerai bus. Viskas bus gerai. Keliaujam? Ne. Aš čia mėguosiu. Katarina čia daro Valau. valo žvakės. Manim Ką manim? išpurvinta. Jo, tikrai tavim išpurvinta. Atsargiai, širdutė nesulaužyk. Nesurašys. O, davai, žemės, viską teisingai. Ant savęs gali dar viską. Tai ant pilo man viskas skanta.
Ne taip mes biškiai apsirengę šiandien, ne pagal darbą, ne? Wow, magija. Jo. Viskas. Ne? Tai va. Dabar mums liko supakuoti viskas, užklijuoti lipduką ir dabar nusprendėm tai, kad mes važiuosim šiandien į kokią nors vaikišką parduotuvę, pasižiūrėti prekių, tiesiog pačiupinėti. Nes prieš keletą savaičių buvome vienoj parduotuvėj, po to Jo, bet vėl ten nuo... tokios didesnės prekės, taip sakant, Jo. vat apie kurias kalbėjau, o norisi va to tokio ten drabužių pažiūrėti, sauskelnių, dar kažko. Užsidvėjojom savo pasirinkimo vežimėlį, bet po to supratom, kad geriausia pasirinkom vežimėlį, dėl to, kad nuvažiavom pasižiūrėti dar kartą kitų vežimėlių ir supratom, Kad tikrai ne. kad tikrai ne. Kad mūsų nors ir gazdino mane, kad jisai didelis ir aš mažai esu palyginus ir man bus sunku su juo, nu, bet nieko tokio. Aš manau, Turiu bus vyrą, gerai. kuris tam priės viską. Kas čia toks? Ten mano kaimynas. Na, gerai, super, man už tą nereikės. Tai va. Viskas. Einam, pabandysim supakuoti viską. Ką čia filmuoji? Kaip spausdini lipdukus? Taip. Tu manai, kažkam tai bus įdomu? Taip, Ne. man tai įdomu. Tai tu papasakok. Beje, rašykit komentaruose. Nerašykite jūs nieko komentaruose. Tose. Ai, čia nepišiom. Nėra, kad čia žaisti. Kokį čia maišą neši kalėdų senelį? Nu, gražu. Ką? Gražu. Taip, čia pas mus prie ofiso atrodo. Toks vakaras gražus. Tik kamera neperduoda kažkodėl viso vaizdo. Važiuojam su siuntas. Tai ką, jau 6 valanda, net pusė 7. Baigiam darbus ofise, visos siuntelės surinktos yra. Važiuojam dar kartą į CUPą pasiimti prekių, kurių mums reikia. Ir tada važiuosim, išsiųsim viską ir važiuosim apsižiūrėti mūsų sūneliui daiktų. Jo, kurių net nežinom, kurių žiūrėti. Ne, gerai, komodą važiuosim žiūrėti iš tiesų, ne? Jo, komodas norim. Aš Komodą. labai noriu komodą, kad būtų jo daiktus, kur sudėti ir tiesiog, kad jam būtų vieta, taip sakant. Būtinai. Neišmėtyti daiktai būtų, o jis turėtų savo tokią kaip vietelę, kur jo daiktai. Drabužėlius galima sudėti, viską galima ten Mokinti iš pradžių būti džentelmenu ir sudidinėti savo drabužius, kad neišmetinėtų kaip tėtis. Jau anksčiau darė. Ir dabar? Na, dabar jau ne taip. Auksinis ruduo. Nu jau, čia auksinis ruduo. Čia Erikas važiuoja žvaja. Ne? Ja. Poro palas. Turtingi žmonės ten plaukia. Gal kada nors ir mes paplaukėsim ten. Gal. Gal jie susisieks su mumis Kažkada. dosnė mokymą aplankymą. Gal. Jūs pažiūrėkit šitą lovytę. Patinka tokia Ką lova, žiūri daug graži labiau- lovytė, ką? Daug labiau nei ta nekstumėje. Nu, va šitą tai graži, bet čia irgi nunėkstami tokia yra važinėja va irgi. Jo, ir ją galima atsidaryti, aš kaip suprantu. Čia. Aš irgi, kaip suprantu, galima atidaryti, ne? Bet šis tai žiauriai gražus atrodo, ne? Bet aišku, tas stilius tai nelabai, biškai bomžiškas toks. Nu, negražus. Ne, nu tai galima gražesnį kažkokį. 100% gražesnį reikia pirkti. Bet šitas tai tobulai atrodo. Ir va šitas vat, man labai patinka. Parodyk, kaip aš tau rodžiau. Parodyk šitą. Va, čia gali vysti. Op. Jo, žiauriai geras. Mes patys taip sugalvojom dabar. Gal taip negalima. Bet šis tai žiauriai gerai atrodo, ne? Kaip tau patinka, ne? O kaip čia šitą lovytę didinat ją, ne? Aš nežinau, tikriausiai. Nes va, čia visur tie sujungimai yra. tokie. Jo. Nu, bet čia tai, aišku, tas nelabai biški, bet valgot. Tai čia viskas atskirai. Nu, Nu, aš suprantu, kad... Nu, čia va kainos. iš viso 7. Stok slypi... Kiek? 7,54, jo. Nedaug, nemažai. Kad nesusižeistų ir kad kvepuotų kaip nekstumį. Ir ką daryt? Tu nori šitą? Perkam dabar. Tu namo jau trauki? Kiekvieną kartą čia ateini ir norisi. Nori šitą, nori kitą, ne? Lovytė, va. Nu, tokia lovytė tai po to jau, kaip užaugs. Gepi tos čiolus. O, Čia. čia. Da? Kaip ten išsakė? Uždar sakė, kai norėsiu oraliną. Žiūrėk, mes... Žiūrėk, mes tai jums kalbėjom, ne? Ir taip daug kas sykį išsekėjo, rašė mums, ne? Bet čia va super kamera. Jie nemiega. Nu tai iš kur tu žinai, o gal tavo mėgos? Nu, aš žinau, kad nemiegos. Aš žinau, kad tikrai tu imsi jį pas save. Nu, tu pati žinai. Nu, nemeluosim. Ir čia bus tiesiog kaip Aksesuaras. aksesuaras, ekspozicija tiesiog namie.
Galėsiu aš girtas mėgoti čia. Nuo jūsų toliau. Ne, nu čia besmės jums tokia didelė. Laikelė, mums reikia galvoti, va tą lovą. Žiauriai tobulai atrodo. Mes sakėm, čia neilgai pabūsim, o jau čia stovim 20 minučių ir nesuprantam jo, ko mes norim. Aš filmuoju jau 2 minutės. Einam biškį toliau, čia praeisim, pažiūrėsim, va čia next to me matau. Aha, va, einam pasižiūrėsim. Aha. Vau, kokia atsižinėjai. Nu, valovas visokios čia. Čia ką, 2 vaikus iškart paguldyti ar ką? Ar čia, ne, žinai kas čia? Čia, va, jeigu jis geras, čia paguldai, o jeigu blogas, va, čia paguldai. O, žiūrėk, tėčiui. Va taip, kaip... Oi. Kai gerumo! O čia galima tokį nupirkti? Galima, tai aišku. Čia va, dėl ko jiems taip gerai mėguo čia. Galima taip pažaisti. Duok papo. Aš irgi noriu. Tai dar aš mėguočiau čia taip. Toks geras. Čia specialiai padaryta pabandyti tėvams. Atsargiai tiek. Okay. Aha. Pažiūrėk, kai cool. Vėžliukas. Nu, netokia didelė tavo šikna. Nu, tu rankos nors... Rimtai tau neužėjo. Eik, tu koks tobulas. Man šitą supakokit, prašau. Tu matai, kokie ratai ant šitas? Tiesiog kosminiai, tipo. Pas mus ant mašinos mažesni. O kodėl pučių niekur nėra? Čia va. O, dar viena audinė. O ne, tik ne vaiko oda. Kodėl? Man tai patinka. Man tai irgi praktiškai atrodo, ne? O, žiūrėk, dar viena auksinė kaip Cybex. Čia daugiau nieko nenori žiūrėti, ne? Ta prasme, čia vanbo keliai. Noriu pasižiūrėti. A, nu einam. Einam nufatkinsim ir... Einam nufatkinsim lovą. Aha, jo, tikrai. O, pas jos irgi auksas yra, ne? Jo. O. Irgi graži. Irgi čia yra toks, jo. Jo, čia Viva 5 plus bus, ne? Aha. Ai, ne, čia Uno 5. Aha, bet panašiai tą... O, pampersai. O, pampersai. Irgi labai aktualu, ne? Aha. Japoniški. Taip? O kas čia garsai šitai, ne? Čia va šitas vakaras. Kas toks? Kas čia? Ir kas su juo daryti? Nutraukinėt pieną. Tau kur nutraukinėti vėją? Va čia? Nu. A, okei. Supratau. Visas mažas. Ne, jis bus didesnis. Kaip tu gimsi, tokia didelė. Oi, ne. Vas, tik čia, pažiūrėk. Čia jau šitam krikštyną mane. Ui, tu savo, kokie... Oi, nežinau. Nu, gali nešiuot tu tokius irgi. Pas jūs maždaug tą patį. Ta. Išvera? Mhm. Paliesk. Tai šitie Vilnoniai. Vilnoniai, jo, kad kutento. O, mes parduotuvėj vaikiškai apsižiūrėjom, ko aš čia vėl galvoju, bet man labai patinka vienas kombinezonas ir lova. Jo, tai dabar vėlgi mes galvojam, palengvinsim savo Gyvenimą, bet apsisunkinom vėl, nuėjom pažiūrėjom ir vėl pas Nes jau vieną buvom vieną nuomonę, pas kitą nuomonę. Nes jau išsirinkom vieną lovą, tą next to me, o dabar... Pamatėm kitą, kuri yra daug gražesnė ir fainesnė. Tai dabar važiuosim namo valgyt ir atsisėsim prie susitarimo stalo, atsisėsim, bandysim susitart, kas mums patinka, kas nepatinka, ko norim ir ko nenorim. Na ką, pagaliau mes Atvažiavom namo. baigiam šiandieną dieną mūsų, dabar kiek laiko? 20:15. 20:15, tai va. Nusipirkom bandelių. Labai sveika. Labai sveika, jo. Tai va, Ne, šiaip važiuojam. nusipirko maisto pagaminti. Šiaip jo, maistas yra pagamint nupirkom, bet važiavom pažiūrėti saldžią bandelę ir nupirkom bandelių ir valgysim bandelės, nes mes tingim gamint. Ant šitos natos mes ir paliekam jūs. Ačiū, kad žiūrėjot. Like, komentuokit, subscribinkit mus. Būtinai pasiekit, labai padėsit mums. Mes norim kurti jums šitos video vlogus, bet nelabai jūs žiūrit. Tada. Mylim jūs.